Labas vakaras, čia LDK žinios. Studijoje aš, Janina Jadvygienė, ir metas šios dienos naujienoms. Ačiū, kad žiūrite. Tai kasgi jums atsitiko? Nesuprantu, kas tau yra. Iš dvarininko Jurgio buvo pavogti 3 brangus arkliai. Kas galėjo tai pasielgti? Ir aš galvoju, gal pabėgo, bet tada jie būtų arti. Ir kaip matote, dvarininkas Jurgis nusprendė savo pyktį išlieti ant mūsų žurnalistės. Todėl su juo buvo susitvarkyta naudojant fizinę jėgą. Praėjusią naktį kažkas padegė Marinkėnų namus. Nusikaltėlis ieškomas. Jeigu pamatysite kokį įtariamą žmogų, skubiai praneškite sargybai. Turgavietėje įvyko muštynės. Kad jas sustabdyti, sargybiniams teko naudoti fizinę jėgą. Kuris ten sės? Suimtas! Ar viskas gerai? Labas vakaras visiems, aš Birutė Kazlauskytė, kaip jau ir minėjo mano kolegė. Žygimantas Augustas dvejojo dėl santuokos su Barbora Radvilaite, bet kodėl? Tai šiandien mes jų paklausinėsime. Bet karščiausios naujienos. Žygimantas Augustas dvejoja dėl vedybų su Barbora Radvilaite. Kodėl jis dvejoja? Ar tai reiškia galą jų meilės istorijai? Plačiau apie tai papasakos mano kolegė Birutė Kazlauskytė. Sveiki, Žygimantai Augustai. Sveiki. Mes šiandien jūs norėjome paklausti, kodėl jūs dvejojate dėl santuokos su Barbora Radvilaite. Na, mūsų meilė lydi visai painios politinės intrigos. Nors ji yra ir aukštos, kunigaikštiškos kilmės moteris, bet ji neturi karališko kraujo. Mano mama, Bona Sforza ir Lenkijos ponai suvienijo jėgas, kad ši santuoka neįvyktų. Na, kodėl ponia Bona Sforza ir Lenkijos ponai nesusitinka su jūsų santuoka? Mano motina Bona Sforza dėl asmeninių interesų, o Lenkijos ponai iš baimės, kad LDK savarankiškumo siekianti Radvilų giminė gali taip iškilti ir tapti nebesuvaldoma, o Lenkija praras viltis įsitvirtinti LDK, sukurti bendrą valstybę. Na, čia buvo visi mūsų klausimai. Labai ačiū, kad skyrėte laiko pasikalbėti su mumis. O dabar bus interviu su ponia Barbora Radvilaite. Taigi sveiki, šiandieną čia su jumis Janina Jadvygienė ir šiandieną mes kalbėsime su Barbora Radvilaite. Taigi sveiki, Barbora Radvilaite. Ačiū Jums labai, kad sutikote su mumis šiandieną pakalbėti. Sveiki, man irgi labai malonu, kad Jūs šiandieną čia atvykote. Bet galbūt jau pradėkime interviu. Žinoma, taigi šiandieną mes norėjome Jūsų paklausti apie Žygimanto Augusto dvejonės dėl Jūsų vedybų. Kokia Jūsų nuomonė apie šią situaciją? Na, aš visiškai suprantu, kodėl jis dvejoja. Vis tiek jo motina, ponia Bona Sforza, nesutinka ir Lenkijos ponai. Be to ir mano pusbrolis Mikalojus Radvila Juodasis ir mano brolis Mikalojus Radvila Rudasis yra labai nemėgstami Lenkijos ponų. Ir jie irgi nesutinka su santuoka, nes jie nemėgsta Žygimanto Augusto, ypač mano brolis. Aš visiškai nesuprantu, kodėl. O kokie Jūsų santykiai su ponia Bona Sforza? Na, mano ir ponios Bonos Sforza santykiai yra labai įtempti. Jie manęs labai nemėgsta ir tai tikriausiai, nes aš esu ne karališko kraujo. Bet aš jas bandau nelaikyti didžiausią savo priešą, nes vis tiek aš ją gerbiu, bet jie manęs nemėgsta, tai čia labai... Supratau. Dar kartą ačiū Jums už interviu. Daugiau klausimų nebeturime. O dabar kalbėsime su ponia Bona Sforza. Sveiki, aš esu Birutė Kazlauskytė ir šiandien mes kalbėsime su ponia Bona Sforza. Taigi, sveiki. Sveiki. Mes Jūsų norėjome šiandien paklausti, kodėl Jūs nenorite, kad Jūsų sūnus Žygimantas Augustas vestų ponę Barborą Radvilaitę. Ogi todėl, kad ji nėra iš karališkos šeimos, o aš noriu, kad mano sūnus vestų moterį iš karališkos šeimos. Be to, kokia čia iš viso santuoka iš meilės, nesąmonė kažkokia. Ir be to, tarp mūsų ir Radvilų jau seniai yra įsiplieskęs konfliktas. Koks tas jau konfliktas? Atsisakau aš apie tai kalbėti. Iš viso aš išeinu. Taigi, interviu su ponia Bona Sforza nepavyko taip, kaip mes tikėjomės. Na, o dabar nusprendėme paklausinėti praeivių, ką šie mano apie šią meilės dramą. Taigi, sveiki. Ką manote apie Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės dramą? Aš manau, kad tai yra tikrai nesąžininga. Vyras
negalima kelti moterų, nes jų tėvai draudžia. Taigi, o ką Jūs manote apie Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės dramą? Šiaip nelabai gilinus į tą temą, nebuvo, niekada neiškilo toks klausimas, bet šiaip labiau palaikau Augusto pusę, dėl to, kad aš manau viskas vis tiek turi išeiti gerą, o Augusto mama negatyvioji pusė kažkaip nelabai. Ačiū Jums. Taigi, o ką Jūs manote apie Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės dramą? Na, aš labiau esu Žygimanto mamos pusė, nes vis tiek, visi turi tokį su karališku krauju, o Barbora nėra karališku krauju, tai gali būti nesėkmės. Tai manau, kad Žygimantas turėjo ištekėti iš karališko kraujo, kad būtų. Ačiū Jums. Ačiū, kad žiūrėjote LDK žinias. Šiandienai viskas. Ačiū, kad žiūrėjote.